Vėl pradedi. O man atrodo, kad kaip tik tu pradedi suvokti tą beprasmiškumą, suteikti prasmę viskam. Aš tikiu į tai, kad tu su laiku daraisi mažiau naivus, pamatai truputį aplinkui vykstantį liūdėsi, ne visada gėris laimi ir tavo vienintelis išsivadavimas yra, tai visi šitoj agonijoje pamatyti šiek tiek grožio. Tada tu, manau, va, toks gyvenimo pabaigoje gali sakyti, kad džiaugsmas ne tik gražios, ryškios, šviesios spalvos yra. Grožio yra ir tamsiuose pustoniuose kažkokiuose. Ir galbūt laimė yra suvokimas, kad tu daug dalykų nelemi. Žinai, labai negera yra, kai tu galvoji, kad jeigu aš dėsiu, ir čia ypač dabar čia guvus tie socialinius tinkluose, jeigu tu stengsies, jeigu tikėsi, tu pasieksi, tu gausi, tu laimėsi ir taip toliau. Ir tas veda į tragiškas pasiekmes. Ir aš, pavyzdžiui, žiūriu socialinius tinklus įvykstančias tendencijas, aš galvoju, tiek bus nelaimingų aukų ir lavonų. Nes jie visi tiki, kad man užtenka tik tikėti. Jeigu aš darysiu, aš padarysiu. O, ne, tavrasme, kaip, žinai, yra taisyklė verslininkui. Tavo verslas yra ne tiek geras, kiek tu jį sukūrei, tavo verslas yra tiek geras, kiek prasti tavo konkurentai.